Sveiki vaikai, šiandienos tema – paprastusios ir sudėtinės palūkanos. Gerai, mes jau nuo praeitų metų žinom, kas yra palūkanos. Žinom, kad tai yra kažkoks procentas nuo pasiskolintos ar paskolintos sumos. Gerai, tai bet yra paprastosios ir sudėtinės palūkanos. Gerai, pradėsiu nuo paprastųjų palūkanų. Tarkim, aš pasiskolinau iš banko 1000 eurų 5 metam. Penkeriem metams. Ir metinių palūkanų norma yra, tarkim, 5 procentai. Metinių palūkanų norma yra 5 procentai. Kiek pinigų aš turėsiu grąžinti po 5 metų? Klausimas toks. Aš pasiskolinau 1000, 5 metam, norma yra 5 procentai paprastųjų palūkanų. Ir kiek man reikės grąžinti po 5 metų? Kaip aš skaičiuoju? Jeigu tai yra paprastos palūkanos, man užtenka paskaičiuoti vieną kartą, kiek man kainuos 1 metai, o po to tiesiog padauginti iš tiek metų, kiek aš esu pasiskolinęs. Tai 5 procentai nuo 1000, tiek kiek aš skoloj būsiu po metų, aš dauginu iš 0,5 ir gaunu čia 50 eurų, jeigu neklystu. Jo, 50 eurų. Tai 50 eurų aš būsiu skoloj, nes skoloj aš būsiu 1000 plus 50, bet 50 eurų aš sumokėsiu už šitą pasiskolintą sumą per 1 metus. O manęs klausia, o kiek aš sumokėsiu po 5 metų su tom pačiom palūkanom? Tai man reikia 50 padauginti iš 5, aš gaunu 250 eurų. Čia yra tiek, kiek man kainuos mano pasiskolinta suma per 5 metus. O kiek grąžinti man reikės? Aš turėsiu grąžinti, aišku, 1000, kurį pasiskolinau, ir 250 tiek, kiek man kainuos šitie pinigai per 5 metus. Taigi, aš turėsiu grąžinti po 5 metų 1250 eurų, jeigu tai yra paprastosios palūkanos. O dabar pasiemam tą pačią sąlygą, aš pasiskolinau 1000 eurų, taip pat 5 metams, tiek pat 5 procentai, bet sudėtinių palūkanų. Sudėtinių palūkanų. Ką reiškia sudėtinės palūkanos? Tai reiškia, kad man neužtenka paskaičiuoti, kiek aš skoloj po metų ir tiesiog padauginti iš metų. O problema yra tame, su sudėtiniam palūkanom, kad aš grąžinu ne kiekvienais metais, man praėjo metai, aš grąžinau 50 eurų. Praėjo 2 metai, aš dar grąžinau 50 eurų. Praėjo 3 metai, dar 50. Ir paskutiniai, kai 5 metai pasibaigė, aš turiu grąžinti 50, tai yra sumokėti už tai, kad pasinaudojau, ir grąžinti 1000. Taip sakant, čia aš moku kasmet. O su sudėtiniam palūkanom yra taip, kad aš susitariu, kad aš visą sumą atiduosiu po 5 metų. Visą iš karto. Tai, bet tada aš logiškai turėčiau ir daugiau atiduoti, nes čia aš atiduodu 5 eurų, atiduodu kažkiek grąžinu pinigų. O čia logiškai, kad turėtų brangiau kainuoti. Tai kaip tai vyksta? Jeigu aš 5 metam pasiskolinu sudėtinių palūkanų, tai kad sužinoti, kiek aš būsiu skoloj po 5 metų, man reikia 1000 padauginti iš, 1 plus 0,05 5 laipsnių. Vat šitas laipsnis rodo metus. Aš dauginu iš 1 plus 0,05, tai yra plus 5 procentai. Čia yra 105 procentai, taip sakant. Va čia, tik tai parašyta skaičiais, o ne procentais. Taip, kaip man procentus paversti į skaičius? Reikia iš 100 padalinti. Tai 105 procentus dalinu iš 100, gaunu 1,05. Taigi tą skaičių 1,05 man reikia pakelt 5 laipsnių, nes 5 metam paskolinta.
Dabar su skaičiuotuvu, kas turi skaičiuotuvą man paskolinti, aha. Tai gerai, aš dabar pasižiūriu, kiek čia bus. Taip, kart 1000. Gerai, aš gavau 1276 eurus ir 28 centus. Gerai. Nu, ne per brangiai, taip gaunasi, pasižiūrėk, čia yra visa suma, kurią man reikia gražinti, o čia buvo visa suma, kurią man reikėjo gražinti irgi po 5 metų. Tai skiriasi tik tai 26 eurais 28 centais. Jo. Tai gerai, tai ką aš čia padariau? Aš prie 100% tos sumos, kurią aš turėjau, pridėjau 5%, kurie man kainuoja tie pinigai ir pakėliau 5 metų laipsnių. Gerai, kas būtų, jeigu aš nemokėčiau pinigų, o prarasčiau pinigus? Tarkim, yra prekė, kuri kainuoja 1000 eurų. Ir 3 metus iš eilės jinai vis nupinga. Nu, tarkim, išėjo naujas kompas. Tarkim. Ir jo kaina yra 1000 eurų. Realiai kaina dabar kompas maždaug tiek ir kainuoja. Tai, bet jeigu jo nieks nenupirks šiemet, kitais metais tikėtina, kad jis atpiks kažkiek. Nu, tegu būna 3%. Galim padaryti 10. Ne, gerai. Gerai, 10%. Gerai, atpinga 10%. Jo vėl nieks nenuperka. 2 metais jisai vėl nupinga 10%. 3 metais jo vėl nieks nenupirko ir po 3 metų jis dar atpigo 10%. Aišku, nuo tos sumos, kuri buvo jau pasiekta prieš tai metų pradžioje. Tai dabar, aišku, čia yra sudėtiniai procentai. Gerai. Ir man reikia žinoti, tai po 3 metų, kokiagi bus kaina šitos prekės. 3 metų pabaigoje, taip sakant. Ką aš darau? Aš 1000 eurų dauginu, čia buvo sudėjau, o čia reikės atimti 10% ir pakelti 3 laipsnių. Atimti 10% kodėl? Todėl, kad krenta kaina. Dauginu iš mažesnių negu vienetas skaičiaus. Tai aš 1000 dauginu iš 0,9 3 laipsnių. Ir ką aš gaunu? 0,9 ir dauginu iš 1000. 729 eurai. Taigi, jeigu kompiuterio niekas 3 metus nenupirko, tai po 3 metų, pingant po 10% sudėtinių procentų, jisai nukris jo kaina iki 729 eurų. Ar turim klausimų? Daugiau čia, man atrodo, nėra ką sakyti. Taip pat su paprastom palūkanom arba su paprastais procentais, jeigu kristų kaina, tai lygiai taip pat aš tiesiog atimčiau. Čia aš pridėjau 5 kart po 50, o tai būčiau atėmęs irgi 5 kart po 50, jeigu kristų kaina. Gerai, kokie klausimai? Tai jeigu yra sudėtinės palūkanos, visai variantą reikės? Taip, vienetas atsiranda, taip. Ir ne kitoks skaičius. Nes va šitas skaičius yra 100%. Va šitas skaičius yra 100%. Ir prie jo reikia pridėti 5%, tarkim šiuo atveju. Tai bus 105%. O jeigu dalini iš 100, gauni 1,05. Ir taip pat šitoj pusėje, jeigu iš 100% atimsi 10%, tai tu gauni 90%. O 90%, jeigu padalini iš 100, gauni 0,9. 0,9, kurį reikės kelt laipsnių, kuris yra... Gerai, dar vienas variantas, jeigu nėra klausimų, dar pasakysiu tokį dalyką. Jeigu mes turim ne kainos kritimą, o tarkim mugės apsilankymą. Tarkim, pirmą dieną mugę aplankė 20 000 žmonių, kaip pavyzdys.
Antrą dieną 10% mažiau. O trečią dieną 10% mažiau nuo praeitos dienos. Tai yra sudėtiniai procentai, kurie mažėja. Bet yra vienas bet. Čia mes 20 000 turėsime padauginti iš 0,9 irgi, ane? Jeigu iš 100 atimsim 10, bus 90%. Bet ne trečiuoju laipsniu, nors diena trečia, o tik tai antruoju laipsniu. Kodėl? Nes pirmą dieną pas mane nieks nepasikeitė. Pirmą dieną aš neturėjau pasikeitimo kažkokio. Aš tiesiog turėjau pirmos dienos rezultatą. Galima sakyti, kad, tarkim, buvo pirmos dienos pradžia ir pirmos dienos pabaiga. Tai pirmos dienos pradžioj buvo 0 žmonių mugę aplankę, o pirmos dienos pabaigoj buvo 20 000. Dabar antros dienos pradžioj buvo 20 000, vakarykštė suma, o vakare buvo jau pasikeitimas kažkoks. Dėl to aš dauginu iš 0,9 antrų laipsnių, o ne trečių. Realiai dienos 3, bet pasikeitimai buvo tik tai 2. Tik 2 kartus pasikeitė. Antroji dienoj pasikeitė suma ir kiekis žmonių. Ir trečioji dienoj pasikeitė. O jeigu būtų 10 dienų, tada laipsnis būtų jau 9. Vienu laipsniu mažiau negu dienų. Tai čia vyksta taip su mūgiam ir, tarkim, būna pardavimai kažkokie. Pirmą dieną buvo parduota kažkokia suma, kiekis dalykų, o antrą dieną 10% mažiau, trečią dieną 10% mažiau. Tai penktą dieną bus ne 5 laipsnių, o 4 laipsnės, vienu mažiau, nes pirmą dieną buvo nesikeičiantis rezultatas. Ar aišku? Mes dar spręsim, taip, palaukit, dar klausimus. Jeigu aš sumą kažkokią turiu, tai ten, pavyzdžiui, yra 2 metai, palūkanos, turiu 10 procentų. Tai iš pirmiausia, aš žinau, kad išmatysiu mokėti. Taip. Ir ta gauta suma iš šios atėjų 10, ne? Taip, galima. Taip, galima atimti, jo. Gerai, ar dar? Aš nėra blogas. Gerai, ačiū.